Bet būti etikos etalonais ir kažkokiais standartais, kada nuskambi už kompiuterį memuarams sumokėjęs 11 000, tai greičiausiai nelabai išeina. Tai tikrai labai raginu kolegas, juo labiau, kad gerbiamas Jovaiša yra pats pasakęs, kad jisai pasitrauks, žodžio laikytis ir tiesiog eiti save realizuoti kažkur kitoje komisijoje. Sveiki, mėlėjai. Sąmokslo teorija, pavadinimas bjaurus. Šventųjų seimūnų moralė ir etika grimasos. Žinot, net galbūt nebūčiau daręs tos laidos, bet ne vieną kartą, man atrodo, kelintą kartą mes nagrinėjom iš viso, kam reikalinga ta etikos komisija. Labai gerai pasakė, man atrodo, prieš porą savaičių Seimo vicepirmininkas Andrius Mazuronis, sako, gal suteikime teisę formuoti etikos ir procedūrų komisiją, reiškia, akcijai skaidrinam, gaidinam. Čia aš cituoju Seimo vicepirmininko žodžius, tai yra Tapinui ir nebus jokių problemų. Kada Tapinas išviešino visus tuos, reiškia, pirkinius seimūnų, pasibaigė tuo, kad Jovaiša, čia tas buvęs krepšininkas, pažadėjo atsistatydinsias, ten kiti irgi sakė, kad mes trauksimės, nepriimsime sprendimų, tačiau praėjo mėnuo ir vėl viskas stoja į savo vietas. Dabar, reiškia, reikėjo kažkokį kitą Seimo narį įkišti į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, prasidėjo pakeisti tam statutą, na ir prasidėjo tam tikra trintis, kur jau aišku visos nuoskaudos buvo išmestos Seimo salėje. Mes jau nekalbam apie tai, kad vienintelė komisija, kurios kiekvienas posėdis yra susijęs su Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais. Kiekvienas posėdis. Nėra to laba diena ir užsklanda valanda. Ką jie ten sprendžia? Čia, bet mes šiandien apie tai, apie pačią moralę ir svečiai sąmokslo teorijos, veikiantis etikos ir procedūrų komisijos narys Andrius Bagdonas. Ačiū, kad suteiksi žodį šitoje laidoje, reiškia, ir buvusi komisijos narė Guoda Burokienė, kurią labai sėkmingai vardan Skvernelio, vardan Lietuvos, patraukė iš etikos ir procedūrų komisijos, nors tiesą pasakius, jūs labai puikiai tenai, kuomet leisdavo tas trumpas akimirkas pažiūrėti, ką jūs ten kalbat, ar galima mokėti, reiškia, už televizijos laidą arba studiją Seimo. Čia, žinokit, iš tikrųjų, aš labai sarkastiškai šį kartą, nes, visuose komitetuose debilizmų yra, bet kai ten pradedat, jūs pateikėt klausimus, ar galima už Seimo nario lėšas, reiškia, nusipirkti kavos servisą ar dar kažką panašiai, tai čia, reiškia, peržengė visas ribas, tačiau visgi šiandien apie moralę, apie tuos čekučius, apie tuos pirkimus ir apie, kaip Agnė pasakė, šventeivų elgesį Seimo salėje. Agnė paminėjo 11 000 eurų, reiškia, kuriuos Seimo narys, sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Matulas, išleido kompiuteriam, telefonam ir panašiai, į ką dar susilaikydamas Matulas dėjo paprastą atsakymą. Iš kur tos lėšos atsirado? Todėl, kad aš jaučiu pareigą, kad dalis, žinau, kad patarėjų, padėjėjų dirba su savais kompiuteriais, kolegos mieliau leidžia saldainim, kavai ar kažkam kitam, bet neaprūpina savo darbuotojų būtiną įrangą darbui. Aš kitaip elgiausi. Pavyzdžiui, palyginkim, reiškia, iš kur atsirado tos sumos, kad aš galėjau nupirkti kompiuterius darbuotojams. Pavyzdžiui, Širinskienė išleido 23 metais gėlėms 1500 apvalino. Aš išleidau 900. Suvenyrams Širinskienė išleido 2800. Aš išleidau 1400 apvalino. Knygoms Širinskienė išleido netoli 2000. Aš išleidau 400. Štai, suvenyrams jau minėjau,
tai aš mažiau dalinau suvenyrų, bet aprūpinau darbuotojus, kurie patys ir maketuoja, ir ataskaitas leidžia. Galėsiu atnešti 5 ataskaitas gražiausias po 40 lapų knygelis. Kodėl Goda, jūs juokėtės? Nu, juokinga. Aš ir vakar juokiausi, labai juokingai atrodė. Ir Bagdonas juokėsi. Jūs matot, jis niekam neišleido pinigų. Jis koks yra geras. Vienintelis čia Antanas mostelėjo, beraštis žmogus yra. Taip, mažai knygom išleido. Mažai knygom, neskaito, neįdomu jam. Tai ir pradėkime. Matulas gynėsi kaip liūtas. Ką čia galima be Goda pasakyti? Nu, ką čia be pasakysi, man tai tiesiog, graudu, linksma, jeigu nebūtų graudu, nes žmogus, tikrai ne pirmą ir ne antrą kadenciją Seime. Jisai senas vilkas, jisai žino, ką daro ir kaip daro. Aš manau, kad tas padėjų kompiuteris ir už 600 ir už 700 būtų taip pat veikęs kaip ir už 11 000, bet čia kiekvieno išmonės reikalas. Bet ką mes norim, kad Seimą gerbtų, jeigu mes patys savęs negerbim. Aš tik tai vieną galiu pasakyti, kad čia yra ne Antano reikalas, bet čia jau yra tai, kad jisai, kaip sakyt, liaudiškai dėjo ant kitų, taip drąsiai, negražiai, drąsiai dėjo ant kitų ir tada mes klausim, kodėl Seimas yra žemumose. Bet gal dėl to, kad mes vienas kito negerbim. Kodėl mes, jeigu galime iš tribūnos vienas kitą purvais drabstyti, tai kažkas tokio yra, nes Agnė tikrai nieko blogo nepasakė, jinai tik tai priminė jų pažadus. Ir tai buvo ne vienas, dar buvo, kiek aš prisimenu, ir pažadų gražinti tos pinigus ne vieno, bet kažkaip nesigirdėjo, kad gražino kažkas daugiau tų pinigų, kai išleido. Dar buvo pažadas ir palikti po išeinant iš Seimo. Palauksim, pamatysim, bet aš labai abejoju iš tikrųjų, kad tai bus. Goda, jų dvasinis gūrų su atsidariusia trečia akim kaip čakra, Seimo senbuvis, nežinau, čia kaip Razma Gentvilas Seime, ten su trumpa pertrauka Europarlamente ir uoste dabar, reiškia, pažadėjo automobilį savo palikti Seimui po kadencijos, kadangi į tą automobilį 16 metų pylė benziną visų mokesčių mokėtojų, todėl, reiškia, nežinau, kas ten automobilis, bet gal bus taip. Bet, Andriau, tu esi veikiantis etikos komisijos narys, tai štai po tokių pareiškimų, o jums ten nekyla viduj pasvarstyti tą patį Matulą, galų gale Jovaiša, kažkaip Jovaiša ir etika, man, tokie, žinant jo praeitį, dievai nematė, gal pasikeitė žmogus, jis pats pažadėjo pasikeisti, nesvarstėt. Ir dar vienas prie to pačio, čia kaip komitete. O paprastas dalykas, kuomet Tapinas pranešė, kad antradienį eis į Seimą susirinkti čekučių, ar jūs užmiršot ir Goda, ir Andriau, kas iki Tapino ateimo grąžino pinigus? Grąžino. Kreivys. Taip. Dainius Kreivys. Ar tai nesuponuoja, kad Tapinas jau žinojo, perspėjo Kreivį, Kreivys grąžino ir dabar Kreivys su švariom rankom? Aš gal pradėčiau visų pirma, kadangi Agnė Širinskienės tas pasisakymas buvo pirmas parodytas, tai visų pirma šį kartą Agnė nebuvo tiksli ir iš jos pasisakymo galima buvo suprasti, kad kompiuterį vieną asmuo įsigijo už 11 000. Ir tai skamba ne visiškai teisingai. Vėliau Matulas patikino, kad buvo nemažai įrangos įsigytos skirtingos. Tai čia Agnė buvo šiuo atveju netiksli ir pasakė ne visiškai teisingai, kaip turėtų sakyti. Jeigu kalbėti apie Antaną Matulą, tai jis jokiais formatais, lyg ir nepasisakė, kad planuoja trauktis iš komisijos. Aš manau, jį delegavusi frakcija turėtų tokį sprendimą priimti arba ne, arba pats politikas turėtų tokį sprendimą priimti, nes vis tiek tie asmenys, kurie jau vertina kitų parlamentinės išlaidas, vis tiek turėtų būti
nepriekaištingos reputacijos ir nei vienam Seimo nariui neturėtų kilti net mažiausios abejonės, kad jisai vienokioje ar kitoje situacijoje figūruoja. Sergejus Jovaiša, taip, jisai pačioje pradžioje, kuomet kilo visas skandalas, pasakė, jeigu taip tiksliai, kad svarstyčiau atsistatydinti. Jisai to nepadarė iki šios dienos, bet vakar Tėvynės sąjungos frakcijos vadovė Mikulėnienė Radvilė pasakė, kad Tėvynės sąjunga planuoja šį asmenį etikos ir procedūrų komisijoje pakeisti. Tai man atrodo, kad čia yra sveikintinas žingsnis, nes vis tiek komisijoje turėtų būti asmenys tie, kurie turi visiškai nepriekaištingą reputaciją ir apie juos nėra bent jau visuomenėje neigiamos nuomonės. Jo, bet čia ne gaisro gesinimas, lygioje vietoje nedidelis gaisriukas. Aš manau, kad taip. Tai aš vis laiką niekaip nesuprantu, tokia patyrusi partija, tokia didelė, galinga, sakykime, partija. Ir tokius durnus sprendimus daro kvailus, kažkaip tai slysta lygioje vietoje. Jau čia galima buvo senai padaryti ir viską net nekelti, net nebūtų išėję tas į viešumą, nes jau ir aš atsimenu, tik prasidėjo sesija, Remigijus Žemaitaitis nuo šoninio mikrofono ne vieną kartą ragino Sergejų Jovaišą laikyti žodžio, prisimto žodžio, tai ir parodo ir ten politiko moralė, jeigu tu pasakė A, pasakyk ir B. Ar čia iš tos, žinai, tas davė žodį, atsijėmė žodį. Taip, ir žinokit, apie jūs taip visus Seimo narius. Reiškia, mano žodis, aš daviau, aš pasiėmiau. Bet visgi šios mūsų etikos ir moralės šventųjų seimūnų veidas tebūnė Antanas Matulas. Aš nežinau, tai ir jis vienas iš tokių, kiek aš stebėjau etikos ir procedūrų komisijos darbą, jis toks yra devils, reiškia, lawyer, velnio advokatas, jeigu tik tai koks nors konservatorius arba liberalas yra, dar liberalas, ne, bet jeigu laisvietis, tai automatiškai Matulas tiesiog krūtinę stoja ir štai dabar iki kokio smulkmeniškumo. Ir aš nežinau, ar tikėdamas, kad jis yra nebaudžiamas ir su kokia retorika, šauksmais, jisai nagrinėja toliau tos pačios, reiškia, jo taikinys šią savaitę buvo Agnė Širinskienė ir jos automobilis. Automobilių remontui kolegė Širinskienė irgi išleido daugiau negu 1000 daugiau automobilių eksploatacijai ir remontui, nors jūs turi važinėti mikroautobusiukų ir dvigubai arčiau negu aš, bet jūs pastoviai šeštadienį, sekmadienį jūsų automobilis stovi čia Seime, tai kam jūs dar šitos automobilius remontuojat, nes mano yra Audinė galinga, o jūsų mikromašinėlė. Tai aš suprantu, gal jūs reiškia, jį sulaužot kokiu nors būdu specialiai. Prašau. Bet seka žmogus. Šeštadienį, sekmadienį seka, kas sėdi, kas yra Seime. Vat mano Audinė, jo Audinė, o tavo koks automobiliukas specialiai laužomas. Tiesą sakant, turbūt vakar visi parlamentarai klausydami tokių pasisakymų juokėsi posėdžių salėje, nes, Seimo narys, apie kurį buvo kalbama, tuo metu apie Antaną Matulą ir Agnė Širinskienė apie jį pasisakė, iš esmės jis pradėjo diskutuoti, kuris daugiau išleidome. Ar gerbiama Agnė, ar gerbiamas Antanas. Tai man atrodo, toks etikos ir procedūrų komisijos nario elgesys truputėlį nėra man asmeniškai priimtinas. Čia ne tik etikos ir procedūrų narių, čia aplamai saugusiam žmogui yra, čia kaip kapstymasis smėlio dėžėje. Žinai, mano pilis didesnė, smėlio tavo mažesnė, ar dar kažkas tokio. Tai čia ypatingai, manau, kad nepriduoda nei vienam pliusų, bet Antanas tai pramušė visišką jau dugną. Bet sutikit, kad mes, Goda, ir pripažinom, kad tai vienas iš tokių aktyviausių ir reprezentatyviausių etikos ir procedūros komisijos narių. Jeigu neklystu, Antanas praeitą kadenciją buvo pirmininkas. Etikos ir procedūrų. Jisai daugiametis narys etikos ir procedūrų komisijos. Jau kas, bet jisai tai visas procedūras ir visas etikos normas turėtų žinot geriausiai ir būti pavyzdys mums visiems. Tai žiūrėk, dabar vėlgi, kažką pasakė Valius Ąžuolas ir tarp kitko labai kultūringai ir gražiai. Į ką buvo mesti Matulo absoliučiai idiotiški kaltinimai. Tikrai yra skaudu, kada kolega, kuris išleido 18 000 saldainim ir beveik tonai kavos,
iš dalynų, reiškia, į kairę, į dešinę. Aiškina apie vogimus. Tai jeigu gerai pasidomėjus įdomu, ar galima jūsų šeima ten su visa giminė tos kavytės nepliurpė 3,5 metų. Gėda yra paprasčiausiai. Man gėda yra. Tai jūs turėtumėte džiaugtis, kad žmonės to nežiūri. Ir tarp kitko žiniose, visi šitos Matulo tirados jos nebuvo parodytos. Bet čia konkrečiai Matulas apkaltino, kad Valius Ąžuolas tą kavą pasisavino ir šeimoje geria. Na, abejoju, kad Valius tikrai tą darė. Bet Goda, Goda, kaip suprasti? Mes šnekėjom su Valium irgi, juokaudami klausim, kur kavą išgėrė ir visą kitą, tai jisai taip ir atsakė. Bet aš atsimenu, klausimas tikrai buvo jo labai korektiškas apie ten sandėlį ar tikrai labai korektiškas klausimas buvo, ne tokie apie maukimą ir panašiai. Tai aš dar kartą norėčiau ir sugrįžti prie savo pasakymo, kad jeigu mes negerbėm savęs, tai kaip mes gerbsim vienas kitą. Andriu, kaip jums dirbti su tokiu Matulu? Tai dar liko 6 mėnesiai. Jo, aš džiaugiuosi, kad Goda buvo kolegė etikos ir procedūrų komisijoje ir yra tikrai nemažai komisijos narių, kurie nevertina pagal partinę priklausomybę asmenų ir nežiūri, kur yra valdančioji dauguma, o kur yra opozicija. Ir aš tą labai vertinu. Tikrai labai taip. Išvardinkite pavardėm. Kurie neverdinta? Gal nevardinsim, nes tada kiti liks visi apkaltinti tuo, kad jie balsuoja pagal partinę priklausomybę ir pagal tai, kai nurodo frakcijos. Gal nevardinkim, bet tokių asmenų tikrai yra ne vienas ir dažnai etikos ir procedūrų komisijos sprendimai būna priimami bendru sutarimu. Pasitaiko išimčių, kuomet reikalingas yra balsavimas, tačiau jis, kaip ir minėjau, ne visada yra reikalingas. Ar Antanas visada etikos ir procedūrų komisijoje yra tas sektinas pavyzdys? Ne, aš manau, kad komisijoje yra tikrai daugiau asmenų, kurie labiau patys savo pavyzdžių Seimo nariam parodo, kad visgi reikėtų galvoti apie tai, ką posėdžių salėje galima kalbėti, ko nereikėtų kalbėti, nes dažnai ne tik tai posėdžiai yra viešai transliuojami, bet ateina ir svečių, ir vaikų ateina, ir kartais tam tikrai pasisakymai, tiesą sakant, nedžiugina ir net liūdina. Ir mes prieš šventes kalėdinę progą visiems Seimo nariams surašėme nuo etikos ir procedūrų kreipimąsi, kad vis dėlto reikėtų laikytis politiko elgesio kodekso, pagarbiai bendrauti su kolegomis, nors ir nuomonės kartais įsiskiria vienu ar kitu klausimu, visgi viską tą galima daryti pagarbiai, nemenkinant, nežeminant kitų asmenų Seime. Aš nei jisai menkino, nei jisai žemino, bet Andriau, ką jūs norit pasakyti, kad surašėt kažkokias taisyklės? Rekomendacijas. Tai tas pats. Taip. Koks čia skirtumas? Kaip pavadinsi? Tai ir kad jeigu mane pavadina koks nors Matulas šitaip ir aš pagal Andriaus Bagdono ir, reiškia, Irenos Hasis rekomendacija, tai Seimo narė, kurie lietuviškai nelabai gerai prakalba ir nebijau, tegul paduoda mane į teismą, aš ne etikos ir procedūrų komisijos esu, bet esmė yra tai ir pagal tas rekomendacijas aš turiu elgtis Seime. Čia jūs turite ginčyti, jūs turite pjauti, jūs turite gerklės vienam perkasti, bet normaliuose klausimuose, kada kreivys vagia energetikos sektorių, atiduoda privatininkas. O čia ir visa tai, Andriau, Goda, tęsiasi valandą. Taip. Tai čia, bet suprantat, mes galbūt jau tiek nuleidom kartelę, labai žemai nuleidom tikrai Seimas kartelę, kad jeigu tu turi paskutiniu metu ypatingai, nes jeigu tu turi kitą nuomonę, tu tiesiog esi, išvadinamas negražiai žodžiais, tau pasukiojama prie smilkinio pirštų ir jeigu jeigu tą patį ministrą, kur ką tik minėjot, tai pradedi šnekėti apie energetiką, tai pirštas prie smilkinio ir sako, kad tu nusišneki visą laiką. Nors sakai tą patį, ką jisai prieš porą savaičių sakė garsiai visiems. O pavyzdžiui, irgi vakarykštis seniūnų atvejis, gerai tenais įsiterpė, nes seniūno, sakykime, pavaduotojas, bet jis paprašė, teisėtas klausimas paprašė išimti vieną klausimą, kurio galbūt nespėjo suvežti. Tai buvo išvadintas vatniku, nes reikia greitai čia ir dabar. Tai galima tą patį pasakyti, bet ne
sakykime, nesipravardžiuoti. Nu, kaip man tai taip, žinot, nebrendylų kažkoks klubas. Na, kaip galima suaugę žmogų vienas kitą vadinti visokiais vardais, nei tu man giminė, nei tu brolis, nei tu žinai, kaip aš gyvenu, nei aš žinau, kaip tu gyvenu, nei aš noriu žinoti, kaip tu gyveni. Bet tai yra kažkoks kolegiškumas turėtų būti. Neturėtume, na tada mes nusileidžiame iki visiško žemumos ir apie kokią mes tada etiką galim šnekėti. Nu, apie Bagdoną to nepasakysi. Tai čia, aš nesakau, kad Bagdonas visi tokie. Turi mantrą tokią, kur ačiū už suteiktą žodį visą laiką. Ar tai būtų, čia taip yra. Na taip, mes turim tokį bjaurų dalyką kaip išauklėjimą, įsiauklėjimą, ar tai vidinis išsiauklėjimas, nes, pavyzdžiui, man labai sunku atsistoti ir pasakyti, ar pasukti pirštą prie kitam žmogui, arba iškolioti vidurį salės, va kaip Matulas, aš tai nesugebėčiau, norėdama nesugebėčiau. Tai na, kam jūs reikalingi tam Seime? Aš įsivaizduoju. Jeigu ateina va toks durnius, tiesioginė ta žodžio prasme, ateina vagis, jum atneša vagystės įstatymą. Tas vagystės įstatymas, Andrius ne tai, kad etikoje yra, bet jis irgi kaip Vyšniauskas, barbė devindarbė. Jis ir ekonomikoje, Andrius yra ir dar kažkokiam komitete. Europos reikalų dar. To nežiūriu, ten neįdomu, ten Kubos mafija užvaldžius viską. Tai jisai pats tai pasakė. Taip. Baikit, jis pats tai pasakė. Tai kaip Vyšniauskas, kokiam kur komitete trūksta, apie karvių primilžį Vyšniauskas, apie naktinio matymo prietaisus Vyšniauskas, teisės ir teisėtvarka Vyšniauskas, konstitucija Vyšniauskas, Bako komisija Vyšniauskas. Žinokit, universalus. Tai sakau, tai jeigu jūs negalite pasakyti durniui, kad jis durnius ir vagis, tai kam tada jūs reikalingi, Andriau? Kokios rekomendacijos? Žiūrėkit, rekomendacijos buvo kaip, tokia papildoma iniciatyva apart to darbo, kurį atlieka etikos ir procedūrų komisija. Ir, mes maksimaliai stengiamės būti objektyvus, bent jau aš, neskirstyti opozicijos ir pozicijos atstovų. Ir man atrodo, kiek iš viso to laiko darbo, man atrodo, kad tas pavyksta, nes dažniausiai priekaištų sulaukiu iš valdančiosios daugumos atstovų, kodėl aš balsuoju ne taip, kaip palanku būtų valdančiai daugumai. Bet čia, aišku, iš pavienių tokių asmenų sulaukiu kartais. Tai suponuoja, kad aš balsuoju taip, kaip teisingai yra. Bet Andriau, tu esi mažuma. Aš esu šiai dienai priklausau valdančiai daugumai. Bet esi toksai tarp valdančiųjų, esi mažumoj. Supratau. Grįžtant prie, pagarbos. Bet žiūrėkit, pagarba, kiekvienam žmogui jinai nieko nekainuoja. Padėkoti už suteiktą žodį. Ir, žinot, kartais būna tokiu atveju, kai mes vertiname tos parlamentarus, kurie, negražiai, negarbingai pasielgia, menkino kitus žmonės. Net ir į juos aš kreipiuosi pagarbiai. Todėl, kad man atrodo, kad, kaip tu elgiesi su kitais, Andriu, taip ir kiti asmenys turėtų elgtis su tavimi. Nes jeigu tu elgsies, ką mes žiūrėjome neseniai viename ir antrame video, tai iš esmės vieni su kitais jau truputėlį perženginėjo tas ribas padorumo, vieni kitus kaltino vagimis, neteisingą informaciją pateikinėjo ir parlamentui tai tikrai garbės nepriduoda. Bet pažiūrėk, dėl šito Matulo juk net nebus jokio tyrimo ar dar ko nors. Aš manau, kad jeigu kreipsis į etikos ir procedūrų komisiją. Kodėl turi kreiptis, Andriau, Guoda, jūs buvę, tu esamas, jūs buvusi. Gali komisija pati pradėti. Gali komisija ir pati pradėti. Bet jūsų komisija ar prie Guodos, ar prie tavęs be Guodos, jūs esate išplovėjų komisija. Nesutinku. Ne visą laiką. Pasakykit man ir žiūrovam, 2 atvejus, nuo 20 metų, ką jūs iš valdančiųjų padarėte taip, kad jisai prarado postą arba turėjo atsistatydinti iš Seimo nario. Neturim. Džiugelis pinigus barė, Ardišauskui mokėjo pinigus, čekių nėra. Galima, prašau. Šiandien etikos ir procedūrų komisija priėmė sprendimą, kad Marius Matijošaitis, Seimo narys, tam tikrą įrangą, kuri yra skirta muzikavimui, tai už jos įsigijimą turės į Seimo kanceliariją grąžinti daugiau kaip apie 3000 eurų. Seimo narys, matydamas išvadą 2800
šimtus jau gražino lėšų, tai man atrodo, čia yra toks pavyzdys, jeigu Seimo narys ne pagal aprašą panaudoja lėšas, jis jas privalės gražinti. Ir čia labai aiški žinutė siunčiama visiems Seimo nariam, naudosite lėšas ne pagal paskirtį, jas teks gražinti. Tai čia pirmas sprendimas. Antras, man atrodo, per šią kadenciją man įsimintinas sprendimas, kuris, tiek valdančiosios daugumos atstovo, tiek opozicijos buvo vertinamas labai panašiai. Kalbu apie Petro Gražulio atvejį, kuomet jisai prabalsavo už kitą Seimo narį, tą konstatavo ir Konstitucinis teismas. Ir etikos ir procedūrų komisija priėmė sprendimą, kad jisai padarė nusižengimą. Antras pavyzdys tada yra Jurgita Sejonienė, kuri užregistravo kitą Seimo narę. Taip pat etikos ir procedūrų komisijos sprendimas buvo, kad buvo padarytas pažeidimas. Andriau, tai labai panašioje situacijoje. Bet jinai neatiduotai konstitucijai. Aš kalbu apie tai, ką mūsų komisija konstatavo abiejais atvejais. Ir vienas asmo buvo iš valdančiosios daugumos, kitas iš opozicijos. Komisija, atlikdama savo darbą, konstatavo tą patį. Kokie vyko tolimesni veiksmai, čia jau ne tik komisijos jau atsakomybė. Žiūrėk, aš kaip tik žiūrėjau, tikriausiai ir Goda žiūrėjo, apie šventą Semeškos pirštą. Žmogus atėjo ir prisipažino, kad padarė nusikaltimą. Nusikaltimą, už kurį Petras Gražulis buvo išmestas iš Seimo. Jis padarė nusikaltimą, jis tą pripažino, jis balsavo už Juozapaitį ir už save. Ir kas gynė jį labiausiai? Tas pats Matulas jūsų komisijoje. O kaip komisija priėmė kokį sprendimą? Pradėti tyrimą. Taip, ir aš buvau vienas iš tų asmenų, kuris sakiau, kad tyrimą reikėtų pradėti. Goda, pasakyk, kaip baigsis tyrimas. Aš manau, kad bus nekaltas. Nes bus Juozapaitis ant jo užbalsavęs. Nes Juozapaitis atėjo ir sakė, aš su šitų pirštų paspaudžiau jo paspaustą mygtuką. Tai tyrimo metu ir bus atsakyta, ar tai buvo, kaip sako, Seimo narys. Aš buvau ir aš suprantu, Andriau, viską bandoma daryti objektyviai, bet išeina kaip išeina. Aš buvau ir Gražulio komisijoje ir mačiau, ir tos filmus žiūrėjom, ir iš dešinės, ir iš kairės. Nesimato. Negali tvirtinti 100%, kad jis tikrai ten paspaudė, nes kėdė užstoja. Tai, suprantat, esmė tame, kad tu žiūrėk kaip nori, ir tą Semešką būtų niekam nepasakęs, galbūt niekas ir nes Raskevičius nesiekė, nes Raskevičius tai Gražulis šitą... Raskevičiui negražus yra. Tai matyti nežiūri, nes užskundėgi Gražulį, tai Raskevičius sėdėdamas sėdėdamas visai kitoj pusėje ir ten niekaip neįžiūrėdamas. Tai esmė tame, kad aš galiu sakyti, kad mano nuomonė tikrai nebus jokio pažeidimo. Bet štai jūs ten sėdit, pats Andriau netoli sėdit, ten, man, jeigu... Jis į kitą pusę žiūri. Šalia ko? Šalia Semeškos ir Juozapaičio. Netoli. Aš vizualiai įsivaizduoju, taip, čia yra tribūna, čia sėdi Bagdonas, o Semeška sėdi čia. Reiškia, ir man atrodo, net yra eilė ta panaši antra. Panaši, viskai aukštesnė. Truputį gal. Taip. Ar yra kameros, kurios parodytų, jog ne Bagdonas, o Juozapaitis perspaudė mygtuką? Tai, kaip ir sakau, tyrimas vyksta. Praeitą savaitę priėmėt sprendimą. Per savaitę išsireikalavote įrašų? Vaizdo įrašų taip greitai niekas nepateikė. Tyrimui numatyta visada yra iki 3 mėnesių. Tai aš manau, kad objektyviai... Tai reikia užklausti. Ką reikia užklausti? Saugumo. Žiūrėkit, Arnai, reikia visų pirma priimti sprendimą, pradėti tyrimą ar nepradėti. Antra, tada pasiskirti išvadų rengėjais. Tuomet su etikos ir procedūrų biuro darbuotojų pagalba išvadų rengėjai sprendžia, ką toliau daryti, kokių institucijų paprašyti informacijos. Tai aš net nebejoju, kad buvo paprašyta ar vaizdo įrašo, ar tai jau padaryta ar ne, negaliu pasakyti šiai minutėje. Nes man atrodo, atsimenat, buvo toks incidentas, kaip Matulas, Maldeikis parodė vidurinį pirštą, visi matė, o kameros neužfiksavo. Ir tada buvo irgi pradėtas tyrimas ir nieko mes negalėjome įrodyti, nes iš tos pusės būtent kameros nefiksuoja. Tai gali būti toks pats variantas. Tai kad Matulas senoj komisijoje pasakė, man atrodo, ten iš tos pusės kamerų nėra. Tai dabar jūs kaip šventuoju patikėsite maestro Juozapaičio žodžiu, kad jis atbalsavo, perbalsavo, paspaudė.
Nes jau dabar jau kviesti kriminalistus imtis piršto anspaudus ten per milimetrą. Per vėlu jau. Per vėlu. Jau. Tai vadinasi, tas pats Matulas, sėdėdamas etikos komisijoje, pasakys, kad visgi taip, aš mačiau, o pabandyk pasakyti, kad tai nėra įrodymas. Bet aš manau, kad tyrimas dar parodys, ar bus ta vaizdo medžiaga, nebus, nes dabar mes tik spėliojame, kaip galėtų būti. Tai gerai, aš tikiuosi, kad bus vaizdo įrašas. Andrei, jeigu nėra vaizdo įrašo, padarytas nusikaltimas, sulaužyta konstitucija ar ne? Ar konstitucija sulaužyta ar ne, gali atsisakyti konstitucinis teismas. Andriu, neįsisukinės. Aš neįsisukinėjau. Aš visom dabar žiniasklaidoje skamba tos garsios tyrimų komisijos sprendimai, kaip komisija pati, čia kalbu viešai prieinamą informaciją, kad komisija konstatuoja, kad prezidentas sulaužė priesaiką. Tai man atrodo, kad ne komisijos kompetencija tokį sprendimą priiminėti, tą gali tik tai priimti konstitucinis teismas. Tai aš reaguodamas į tą klausimą norėjau taip ir pasakyti. Aš negaliu to konstatuoti. Goda, akivaizdu, Gražulis tiesė ranką sulaužė, nes pripažino, jog jis užbalsavo už Jonauską, taip? Semeška atėjo, prisipažino, pasakė, kad aš padariau nusikaltimą. Tai tu žmogų nužudyk, vis tiek tave pasodins. Aš manau, čia yra trys svarbu dalykai. Aš labai trumpai. Yra tokia patarlė, kas galima Jupiteriu, negalima Jaučiui. Ne, Ir štai, tai akivaizdu, ir Andrius sako, dabar 3 mėnesiai. Tai ar jūs suvokite, kad nusispjaut po 3 mėnesių bus dėl Semeškos to piršto? Čia per savaitę viskas aišku. Paėmė, paprašėjai, atnešė, pasižiūrėjai. Matosi, nesimato. Kas pasakys, Matulas pasakė, kad jisai matė, kad Juozapaitis perbalsavo. Bet gerbiamas Arnai, kodėl, iš karto nevyksta taip, kaip atsakai. Per savaitę visko yra daugybė tyrimų pradėtų. Ir kokios apimties yra tyrimas dabar pradėtas dėl... Įtarimai dėl konstitucijos sulaužimo. Jisai pats prisipažino. Bet tuo pat metu mes svarstome ir kitą klausimą dėl tyrimų komisijos. Į mus kreipėsi generalinė prokuratūra ir ten yra nurodyta daugybė galimų pažeidimų. Tai irgi yra tų tyrimų svarbių. Dėl to aš ir sakau, kad negalima per savaitę priimti, iš karto kreipėsi, per savaitę priimti sprendimų dėl to, kad paraleliai yra daugybė kitų tyrimų ir dėl to tas ir terminas yra 3 mėnesių. Aš net nebejoju, kad to termino mes čia nepasieksime ir greičiau tą gausime informaciją, nes ten arba yra vaizdo įrašas, kuris patvirtina, arba nėra vaizdo įrašo ir tada jau tas sudėtingesnis sprendimas tam. Ar aš klystu ar ne, Goda, kad etikos ir procedūrų komisija jinai gali kreiptis dėl arba konstatuoti, kad galimai sulaužė konstituciją ir tada kreiptis į Seimą dėl komisijos sudarimo. Tai gali, žinoma. Man atrodo, kad kitos ten... Jie gali konstatuoti nusižengimą ir tada jau kreiptis atskirų raštų į valdybą, kad kurtų komisiją. Tai jeigu yra nustatomas pažeidimas, ta prasme, nekonstatuoja komisija, ar yra sulaužyta priesaika. Ne, jie tik tai pasako, kad yra nusižengta. Tada jie gali kreiptis į parlamentą, kad parlamentas sudarytų tyrimų komisiją, kuri ir ištirtų ir tada parlamentui teiktų balsuoti, ar reikėtų kreiptis į konstitucinį teismą ar ne. Semeška, jūsų nuomonė, buvo Semeškos pažeidimas? Tai jeigu jis tą patį padarė, ką Gražulis padarė, tai buvo ar nebuvo? Kadangi vyksta tyrimas ir man teks balsuoti, aš negalėčiau tą prasme to sakyti, nes tada turėčiau jau nusišalinti netgi nuo visų balsavimų, nes turiu išankstinę nuomonę. Bet aš girdėjau, ką sakė ir Starkevičius, ir tas pats Matulas, kad ką čia tirti, jis prisipažino, viskas yra gerai. Bet Gražulis irgi sakė, gal aš ir paspaudžiau, gal netyčia, jisai daug kartų prisipažino ir atsiprašė, bet vis tiek buvo išmestas. Bet dėl šito tyrimo, tai aš ir atsimenu ir pasisakiau, man atrodo, ne kartą, kad tikrai reikia tyrimą atlikti ir tik tuomet bus aišku, ar buvo pažeidimas ar nebuvo. Hipotetiškai, nėra įrašų. Juozapaitis pasako, aš Juozapaitis, gerbiamas Andriau, aš perspaudžiau. Matulas pasako, taip, aš mačiau, kaip Juozapaitis perspaudė. Ir laukiam įrašų, ir po įrašų tada galėsim komisijoje priimti sprendimą. Mes kalbam apie tai, kad įrašų nėra.
Vat nėra. Arna, jis negali Aš atsakyti. negaliu Jis negali iš ankstinės nuomonės, nes jis turės nusišalinti. Dėl to, kad aš ją išsakiau ir jau tada truks viešai. balso ir bus Matulo lemiamas. Tada po tokių pareiškimų grįžtame prie šios savaitės antradienio herojaus Matulo. Reikės pasidomėti ir jūsų tais transporto 8300 išlaidoms, nes tiek neįmanoma prabangesniai mašinai išleisti su dvigubai trumpesniu atstumu. Ką jūs remontavote, aš pažadu pasidomėti, aktyviau atidžiau ir ką ten pilit, gerai? Nes tiek netelpa ten, kiek jūs supilėt, pažiūrėjau dabar benzino. Kolegos, mes prieš tai girdėjome tikrai Seimo valdančiųjų etikos etalono kalbą. Tai šiuo atveju matyt visa Seimo etika valdančiųjų lūpomis ir rankomis bus matuojama įsigytais kompiuteriais, kurių įsigijimo neįmanoma paaiškinti, įsigytais prabangiais telefonais, kurių vėlgi neaišku, kas naudojasi ir kaip su jais yra. Ir tai yra etikos standartas, kurį šiandien Seimas matyt pramušdamas visus įmanomus plintusus, ką tik visai Lietuvai pademonstravo. Tai su tuo ir sveikinu. Esmė ten buvo, kad tiek, kiek Agnė deklaravo benzino, Matulas pasipiktino, kad jos automobiliukas tiek nesuvalgo. Jisai žino. Jisai žino. Vis matavo. Važiavo gal kartu. Nu, etikos standartai. Aš manau, kad visų pirma patys asmenys, kurie dirba etikos ir procedūrų komisijoje, turėtų priimti sprendimus, panašiais atvejais, jeigu jau taip pasisako ir visuomenėje kyla klausimų dėl jų kompiuterių. Aš čia jau galim užbaigti ar ne. Tai visų pirma patys turėtų priimti sprendimus, jeigu sprendimų jie patys nenori priimti, tai frakcijos, kurios delegavo, turėtų priimti sprendimus. Man atrodo, čia kiekvienos frakcijos jau garbės reikalas turėtų būti, nes tai, kas vakar posėdžio salėje vyko, tai kaip ir minėjau, dalis parlamentarų juokėsi, bet turbūt juokti šiandien nelabai yra iš ko, nes vieni kitus kaltino įvairiais dalykais, kas daugiau ko išleido. Man atrodo, kad čia niekam garbės nepriduoda. Guoda, nebaudžiamumo apraiškos. Jisai žino, kad jiem nieko nebus. Taip, čia kaip žmonės jaučiasi visagaliai ir yra nebaudžiami, tai jie taip ir elgiasi. O kadangi jisai tikrai, aš dabar bijau suklysti ar 5 ar 6 kadenciją Seime, tai jisai tikriausiai jaučiasi visagalis, o kai visagalis, tai ką ten tų žmonių nuomonė bereiškia kitų žmonių, jeigu ne jo. Tai manau, kad taip, čia ir parodo tą, žinot, nebaudžiamumą, jeigu aš esu žvaigždė, tai visi kiti žemė žiurkės. Visi? Taip. Net ir tie patys liberalai. Ir čia labai gera tokia prieš pat pabaigą Artūro Skardžiaus trumpa replika. Ir ją netyčia paminėjo ir Andrius laidos pradžioj. Tie asmenys, kurie mus moralizavo, aš savęs tikrai nesidedu šventuoju, bet kurie save pateikė artimais, vos ne Romos popiežiui savo šventumu, ir ilgus metus moralizavo Seimo narius, kad jūs darykite taip ar anaip, pasirodo tikrai nėra šventieji. Ar neteisingai pasakyta? Be abejo. Aš tai manau, kad ne tik parlamente apskritai šventų žmonių nėra ir mes visi darome klaidas. Ir man užstrigo labai viena žmogaus replika, kuomet aš esu padaręs tam tikrų klaidų gyvenime, kad politikai niekada neturi klysti ir klaidų padaryti negali. Ir aš iš karto tokiam žmogui norėtųsi pasakyti, kad net medikai klysta, tik pasiekmes būna arba skaudesnės, arba netokios skaudžios. Tai kiekvienas iš mūsų, klystame, svarbu pripažinti klaidą, atsiprašyti ir toliau gyventi. Apie atsiprašymą. Aš prisiminiau, pereitą kadencijai, Matulai buvo pasakyta, šios kadencijos pradžiai, dabar bijau sumeluoti, kad jisai pažeidė etiką, komitete neleidęs pasisakyti ar kažką ir liepė atsiprašyti. Ir tokiam pačiam stiliui, kaip jisai šnekėjo vakar nuo šoninio mikrofono, jis tokiam pačiam stiliui ir atsiprašė. Kaip žinot, kaip tam anekdote. Aš tą padariau, atsiprašau. Tai lygiai taip pat ir buvo atsiprašyta. Žinot, čia Andrius sakė apie klaidas, ar gali klysti Seimo narys. Žinot, kieno brangiausios klaidos yra? Kieno? Mokytojų. Taip. Tada mes turime Matulą, Jovaišą, Kreivį ir visą valdančiųjų kohortą, kuriems ar Goda Burokienė. Ne, visiškai vienodai. Žiūrėk, Goda, prisimeni
kaip dar berniukas turėjo drąsos ir kaip buvo sudaužytas Andrius Bagdonas. Taip. Ar prisimeni? Puikiai. Ar 2 mėnesius buvo išjungtas iš Ramus bendro... buvo. Jo, ramus. Ir ko pasibaigė? Viskas, Andriu. Tai jūsų paskutiniai žodžiai apie tas grimasas. Pagarbos, nei vien, nes etikos ir procedūrų komisija ar praeita kadencija kolchoznikų, ar už praeitą komunistų kadenciją, ar už praeitą dar vėl konservatorių, niekada nieko gero nepadarė. Niekada. Sutinku, bet vis tiek kažkas tai turi tuos parlamentarus vertinti ir tam tikrais atvejais sudrausminti. Nėra kito šiai dienai įrankio efektyvesnio. Jeigu atsiras ateityje efektyvesnis, ir man atrodo, kad labiau turbūt reikėtų ne žiūrėti komisiją, vienokį ir kitokį darbą dirba, bet po sprendimo priėmimo, kai politikas sulaužo politiko elgesio kodeksą, turėtų būti tam tikri apribojimai, ar užimant pareigas, ar nebevadovauti komitetam, tada politikai, sudrausminti, imtųsi tam tikrų veiksmų, nes šiuo atveju jie, kas iš to, kad Gražulį mes 5 kartus nubaudėme, kad jis sulaužė politiko elgesio normą, jam buvo nei šilta, nei šalta, bet jeigu būtų tam tikros sudrausminamosios priemonės, kad jis negali užimti tam tikrų pareigų, kaip yra nepriekaištingos reputacijos reikalavimas einant į valstybės tarnybą, jeigu būtų pasiekmes po etikos ir procedūrų komisijos, tada, man atrodo, būtų šiek tiek, kultūros daugiau ne tik parlamente, bet apskritai ir visuomenėje. Bet reikia dar pripažinti, kad pas mus Lietuvos etikos ir procedūrų komisija turi daugiausiai darbo, nes kiek tenka šnekėtis su Europos parlamento atstovais ir nariais, tai jie juokiasi iš mūsų. Mūsų dar, aš nežinau, kodėl čia taip yra, bet mūsiškiai Seimo nariai labai mėgsta vienas kitą skųsti ir dėl to etikos procedūrų komisija turi labai daug darbų. Bet aš nematau iš viso, kad Gražulis 5 kartus pažeidė parlamentaro etiką. Tie pažeidimai buvo iš vis smulkmeniški. Ir suprantate, ar jūs nematote, kad jūsų tyrimai, kai ir Guoda buvo, jeigu pasiskundžia konservatoriai arba artimi jiems, iš karto tyrimą pradėti, nubaust, pripažinti, patvarkyti. Jeigu ką nors padaro jiems nieko nėra. Kada buvo jūsų, kadencija kolchoznikų, aš negirdėjau, kad būtų etikos ir procedūrų komisija apkrauta darbu, skundžiant opozicijos narius konservatorius. Juk negalima pripažinti, kad jie yra šventieji. Ne, bet sakau, tai buvo visai kita kultūra ir visai kitoks požiūris buvo. Neužmirškim, kad žmonės atėjo pirmą kartą į Seimą ir jie tikrai, kas ateina pirmą kartą, aš pati buvau tik atėjus ir man buvo baisu, kaip taip galima elgtis tarpusavyje, nes tai nėra, net negaliu sakyti apie etišką, tai nėra morališka. Andriau? Taip. Aš visų pirma nesutinku dėl to, kad visi sprendimai buvo pasakyta, kad priimami, jeigu iš valdančiosios daugumos, visada išteisinami ir nepradedami tyrimai, o jeigu iš opozicijos, tai jau visada pradedami, nėra taip. Daugelis, bet daugelis. 60-40. 70-30. Tai plus minus 10%. Tai nėra, prasme, kad visada taip būtų. Tai ir ačiū labai Goda, ačiū labai Andriau. 70-30. Įsigilinkit į skaičių. Tai tu gali daryti, ką nori, žinodamas, kad prasidėjus trečiadienį 14:00 etikos ir procedūrų komisijai po darbotvarkės paskelbimo ir pirmo klausimo pradėjimo, 40 minučių mes matysime Seimo užsklandą. Aš, Goda, prieš, man atrodo, metus Andrius atėjo pirmą kartą į laidą, aš jam parodžiau. Jisai netikėjo, kad taip yra. Ir tada jisai komisijos posėdžio metu paprašė net balsavimo, kad taip nebebūtų. Deja, dauguma komisijos narių neprabalsavo. Ir opozicijos balsų dėka. Taip, bet yra dar toks dalykas. Ir Goda buvo tada. Goda buvo ir aš atsimenu, dėl ko buvo tas Andrius pasakė A, nepasakė B.
nes yra daug žmonių kreipiasi mus ne tik Seimo nariai, yra daug sakykime, iš pašalies žmonių, kurie normalų žmonės kreipiasi, juos įžeidžia užrašai, Seimo nariai labai moka, kabutėse, gražiai atrašyti, nesugeba morališkai, etiškai parašyti ir žmonės užsigavę kreipiasi tik. Ir tada mes negalim visai Lietuvai skleisti jo duomenų. Tai yra asmens duomenų apsauga ir dėl Kokie to... duomenys? Bet daugiau buvo. Bet Melagoda, mes galim užslaptinti A.B kreipėsi dėl tokio Seimo nario. Galima. Tai aš kaip ir sakau, man atrodo, kad mums ten slėpti nėra ko. Ir aš į komisiją kreipiausi, kad visi tie posėdžiai būtų rodomi gyvai, juolab, kad žurnalistai dalyvauja posėdžiuose ir jie turi galimybę stebėti. Bet jie nieko negali parašyti. Gali? Negali. Kol nepriimtas sprendimas. Taip, supratau. O yra svarbiausia, ką jūs ten aiškinatės ir diskusijos dėl ten, tarkim, Arnas Klivečka, tarkim, hipotetiškai Seimo narys, pasiuntė, reiškia, po velnių AB. Ir tai AB nepatiko, jis parašė Bagdonui ir Burokieniai laišką ir dabar mane sprendžia. Aš turiu žinoti. O jūs viską slepiate. Ir todėl gimsta tokie matulai. Jūs patys. Kalti. Taip, jūs patys pagimdėte matulą. Arnai, bet aš dar kartą sakau, jūs patys pagimdėte Vyšniauską, Baką, Semešką. Patys. Aš noriu dar kartą pasakyti, kad kadencijos pradžioje bandžiau komisiją įtikinti, kad posėdžiai būtų rodomi, nes jie prieš tai apskritai nebuvo rodomi. Taip. Tada dalis posėdžio būdavo rodoma, kuomet vyksta jau sprendimas dėl tyrimo nerodoma, bet kiti epizodai būdavo rodomi. Tuomet mes, kaip ir pats sakai, prieš metus diskutavome ir pats negalėjau patikėti, kad vis dėlto dalis tai yra nerodomos. Grįžau į komisiją ir šitą klausimą iškėliau balsavimui, dėja dauguma nusprendė komisijos narių. Nevaldančiosios daugumos komisijos narių ir su mano balsu, jeigu visa opozicija būtų balsavusi, kad mes viešai viską rodome, užslėpdami asmens duomenis, tuomet būtų tie posėdžiai visiškai vieši. Bet sprendimas buvo toks priimtas, kokį komisija nusprendė. Ir aš jį gerbiu ir daugiau šito klausimo nekeliu. O mes nieko nebežinom. Tai dar žinokit, gali ir toks dalykas yra, kad mes ten labai arštriai ginčijamės, bent jau tada būdavo, kad labai tikrai aršiai būdavo ginčai tarp pozicijos ir opozicijos ir jauti kitą kartą ir spaudimą. Ir toks būna dalykas. Ar teisingai? Iš dalies tikrai teisi. Tai kur mes gyvenam. Ačiū labai Goda, ačiū labai Andriau. Mes gimdome matulus. Gimdome Semeškas, gimdome Maldeikius. Daug mes tokių prigimdome. Gimdome savo neveiklumu ir spaudimo pasidavimu. Ir jūs galvojate, spalio mėnesį bus kitaip? Ateis kiti ir bus taip pat. Ir dėkui, kad dalyvavot, gal ne paskutinį kartą. Ir mes atsisveikinam iki kitos savaitės su tokiu, vėlgi, Širinskienės šauksmu tyruose. Aš kitaip nepavadinsiu. Pademonstruoti etikos standartus. Iki. Sugrįžti prie tų savo rinkiminių pažadų ir tuos etikos standartus, gal ne bet pačius aukščiausius, bet bent kažkokius elementarius šį kartą pademonstruoti, tiesiog suformuojant tokią etikos komisiją, kurios nariai nekeltų kažkokių abejonių. Nes dabar situacija tikrai atrodo beprecedentė, kuomet žmonės nesugebėjo paaiškinti, kam reikėjo įsigyti tokį kiekį kompiuterių, kam reikėjo įsigyti tokį kiekį prabangių telefonų, toliau sėdės etikos ir procedūrų komisijoje ir kiekvieną mėnesį vertins kitų Seimo narių įsigijimus. Tai kokią moralinę teisę jie reikšti pastabas, komentuoti ar vertinti kolegų elgesį jie turės. Tai aš manyčiau, šitą klausimą tikrai reikėtų užsiduoti. Ir kreipiuosi ir į ponę Ingridą Šimonytę, jūs koalicijos sutartyje, jos preambulėje tikrai įsirašėte labai skambius žodžius apie kitokią politinę kultūrą, apie kitokius standartus.